Atvažiavau senukus, reikia naujos terkšlės. Šita buvo prie prasto komplekto, kurį pirkau prieš 4 metus. Sulūžo per porą mėnesių. Varau senukus, gal kažką geriau pasiūlys. Reiktų komplekte pakeisti ir gal kokių kitų įrankių pasižiūrėti. Varau. Šitas senukas nieko gero neradau. Nuvažiuosiu iki Megos senukų, pažiūrėsiu, ką ten gero siūlo. Matysim ten. Važiuoju iki Megos senukų ir noriu pažiūrėti, ką gero turi. Tik iš senukų išsirinkau pačią pigiausią terkšlę, savo pačiam pigiausiam komplektui, kurį turiu. Pasiėmiau dar irgi papigiai 6-kampį komplektuką, nes sunkiai jau randu saviškius. Pasiėmiau magnetinį bolą varžtam. Gal pravers, nieko nežinosi. Kodėl ieškote objektyvų? Tam, kad būtų švaresnis vaizdas, aštresnis, kad bokeh efektas gražesnis gautųsi tiek fotkinant, tiek filmuojant, kad low light performances geresnis būtų tiek filmuojant, tiek fotkinant. O kaip sekasi objektyvo paieškose? Tai tiesiog naują pirksiu. Naudotų nėra, nes jų visi nori. O kokį norite? Specifiškai objektyvą, kokiu pavadinimu? Sigma 16 ml f1.4 Sony E-mount. Tai tik atvažiavau į fotofabriką, buvau užsisakęs kamerą į baterijų su pakrovėju, komplektuką, gal 40 eurų gavosi. 2 papildomos baterijos kamerai, kad nereiktų nuo laido krauti, visai greitai vis tiek išsėsta. Ir buvau dar užsisakęs naują objektyvą, apie kurį turbūt matėte praeitam kadre, bet objektyvas dar net keliavo, nes sakė, iš Klaipėdos važiuoja į Kauną. Tai realiai pamatysim labai ryškų skirtumą kokybei vaizdo, kai gausiu objektyvą, tai greičiausiai bus kitą dieną, o dabar važiuoju namo, pasižiūrėsiu baterijas, pasižiūrėsiu pakrovėją, kaip viskas veikia ir susimatysim vėliau. Tik pasiėmiau naują Sigmos objektyvą. Jis yra 16 mm f1.4, galite matyti pagal bokeh efektą. Viskas super veikia, viskas amazing, sumokėjau beveik 400 eurų. Varau dabar paduoti hardą Domui, kuriam editinu drifto kanalų videkus. Ir jo, gal nuvarysiu dar į garažą, pafilmuosiu kažką. Ok, atvažiavom pas Domą į garažą. Dabar laukiam, kol Domas atvažiuos. Turėtų neužilgo būt, manau. Ir varysim filmuoti šiandienos epizodą. Domu, ką jis dar prieš tai yra nufilmavęs, bet pažiūrėsim, kaip gaunas. Hey guys, Chris Fix here. Tau reiktų modą pakeisti, jeigu nori fotkinti. Bet pokal lempas koks geras. Bele koks, 1.4. Ką čia pasiėmė? Nam. Kaip gerai atrodo.
Man čia nepatinka. Parodyk tą aplinką. Tu parodyk žmonėm tą aplinką. Nebenoriu čia būti.